Aha, taip. Donatai. Donatai, pavyzdžiui, prašome, pasimkite sūnelį prie tėjų. Donatas kviečiamas į didžiąją palapinę. Donatai. Nu va, režisieriai, prodiuseriai. Tai aš galvoju, pradedam ir jo, tai susirinks vis tiek viskas filmuojama ir bus paskutinė. Tai ką, džiaugiuosi galėdamas pasveikinti dar vienoje mūsų diskusijoje kultūra, kalba, tradicijos kaip minkštoji galia saugant tėvynę. Ir perduodu žodį moderatoriai Akvilei Kaviliauskaitai. Ačiū labai. Sveiki visi. Labas Donatai, labas Rasa, labas Oskarai, labas Martynai. Pradedam diskusiją tokią truputį pramoginę, tam tikrą prasme, bet labai rimta iš tikrųjų tema. Su šitais pašnekovais galima turbūt kalbėti su kiekvienu atskirai po savaitę ir rastume apie ką kalbėti ir gal net ilgiau. Tai laikas šiandien mums labai labai brangus. Galbūt aš pirmiausia pristatysiu žmonės, kurie čia yra, nors pristatinėti jų nelabai reikia, bet tebūnie. Rasa Antanavičiūtė. Pradėsim nuo Rasos, menotyrininkė, kultūros vadybininkė, Vilniaus miesto muziejaus vadovė. Ir Rasa šita minkštosios galios tema pasakyti tikrai turi ką, dėl to, kad jinai rašiusi yra disertacija ta tema, yra, aš kaip suprantu, tai yra nuolatinis jūsų domėjimosi objektas. Ne? Jeigu tiksliau mokslinių tyrinėjimų sritis yra 20-ojo amžiaus Vilniaus istorija, politinės galės simboliai bei jų raiškos formos viešosios erdvėse, bei įtaka žmonių tapatybei ir atminčiai. Tai, kas mums labai svarbu šiandien. Oskaras Koršunovas, režisierius, dramaturgas, Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatro meno vadovas, pedagogas, daugybės pačių garsiausių turbūt Lietuvoje spektaklių kūrėjas, kelis paminėsiu. Ten būti čia, Shopping and Fucking, Išvarymas, Vestuvės ir taip toliau. Prie mane sėdi Martynas Tyla, metų muzikos apdovanojimų Mama asociacijos pirmininkas ir muzikos prodiuseris. Ir Donatas Ulvydas, kino režisierius, Tado Blindos kūrėjas, Tado Blindos atnešėjas į kino sales, kurios tuo metu lūžo nuo žiūrovų ir Tadas Blinda labai ilgą laiką buvo žiūrimiausias lietuviškas filmas, kas yra labai, labai šaunu. Minkštoji galia, minkštosios galios sąvoka, ją suformulavo toks Josefas Samuelis Najus, amerikietis, politikos mokslininkas, valstybės veikėjas. Jis suformulavo šitą sąvoką 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje, angliškai skamba soft power. Ir kas čia turima omenyje, jeigu taip oficialiai? Tai minkštoji galia yra gebėjimas, nenaudojant prievartos ar materialiai neremiant galimų sąjungininkų, pasiekti, kad jie norėtų to paties, ko norime mes. Ir minkštoji galia gali būti įvairių formų. Kietoji galia remiasi kariniais ir ekonominiais svertais, minkštoji diplomatija, politiniais idealais ir kultūra. Būtent apie kultūrą mes šiandien daugiausiai ir kalbėsime. Ir keletas tokių įdomesnių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Šaltojo karo metais amerikiečiai inicijavo programą Jazz Ambassadors, džiazo ambasadoriai, ir siuntė pačius garsiausius juodaodžius džiazo muzikantus į pasaulinius turus tam, kad parodytų, kad pas mus amerikiečius rasizmo jokio nėra, jūs pasižiūrėkit, kaip mes didžiuojame savo muzikantais. Tada yra ir tokių labai įdomių, net keistų truputėlį pavyzdžių. Tai pavyzdžiui, kaip cigaretės kine. Ne? Kad būtų kieta rūkyti, mes gražiems kino aktoriams į dantims įdedam po cigaretę ir tada atrodo, kad visuomenė pradės kopijuoti juos ir daryti tą patį. Ne? Bet šiandien mes iš principo kalbėsim, kaip panaudoti minkštąją galią mūsų geroviai, kad mes būtume
tvirtesnė tauta, kad mums būtų lengviau išsaugoti savo idealus ir kad mes būtume vieningi visomis prasmėmis ir kad jaustumėmės pakylėti, būdami Lietuvos piliečiai. Ir pradėti norėčiau nuo Rasos, nes man atrodo, kad jį geriausiai čia sudės tam tikrus taškelius. Ne? Tai jūsų domėjimosi, jūsų tyrimų laukas ir ką įdomiausio jums pavyko ten atrasti? Oho, klausimas labai diena. Labai platus, bet į šitą temą. Klausimas sudėtingas. Ten, kai knyga pasirodė Menas ir politika, tai tada turėdavau tokius paruoštus atsakymus, dabar jau truputį primiršau. Tai, pirmiausia, tai turbūt faktas, kurį noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu mes šiandien turim tokią diskusiją ir kalbam apie politiką kaip apie minkštąją galią, tai turbūt visi sutinkam, kad kultūra ir politika yra labai glaudžiai susiję. O kai kada Lietuvos tokiam viešajam diskurse šitą abejonę dar vis iškyla. Ir kartais reikia aiškinti, kad vis dėlto taip nėra. Tai džiugu, kad čia tokios abejonės nėra. Ir iš esmės, mes kiekvienas judesys ir kiekvienas kultūros produktas yra tam tikro laikotarpio ir tam tikrų politinių aplinkybių nulemtas. Tuo tikrai tikiu ir manau, kad esam, vėlgi, ten upės palapiniai buvo kalbama apie bendruomenės, tai čia didelės bendruomenės dalis, kuri įtakoja bet kokiu atveju. Tai ta įtaka gali būti turinio, gali būti finansai, gali būti leidimai, neleidimai, statusas ir visa kita. Čia tikrai labai platu. Nežinau, gal tikėjotės kažko labiau konkretesnio, tai galiu susisiaurinti. Apie paminklus. Apie paminklus. Apie paminklus. Aš pati studijavau visiškai neseniai literatūrologiją ir mums buvo tokia paskaitų ciklas apie paminklus ir iš principo buvo sakoma tai, kad kai sovietai okupuoja valstybę, tai ką padaro pirmiausia, tai pristato paminklų su asmenybėmis, kuriomis neva tai toji pavergta tauta turėtų sekti. Bet šitą istoriją kartojasi visais atvejais. Kiekviena politinė galia bando pažymėti tam tikrą viešą teritoriją, viešą erdvę savais ženklais ir savų istorinių pasakojimų. Tai, kiek tas pasakojimas yra teisingas ar neteisingas, čia kitas klausimas, bet mes 90-aisiais ir dabar bandom padaryti tą patį. Tai klausimas tik tai, kur yra ta riba, kiek reikia valytis, kiek reikia teikti savo kažkokias tiesas ir panašiai. Aš čia šiuo atveju, mano valymosi vajus baigėsi iš tikrųjų turbūt 90 kažkelintais metais ir buvau vienas iš tų žmonių, kuris galvojo, kad ir Žalio tilto skulptūros ir visi po to pašalinti paminklai tikrai galėjo likti kaip ženklai istoriniai ir kaip okupacijos pasakojimo dalis. Tai čia mano asmeninė tokia pozicija ir jeigu pradedi kalbėti apie paminklus, tai čia gali mus nunešti labai toli šitą diskusiją, nes jinai niekaip nesibaigia. Mano įsitikinimu paminklai toli gražu nėra tai, kas yra amžina, nors jie tarsi ir turėtų įamžinti tam tikras vertybės ir tam tikrus herojus. Realiai pastatyti paminklą ir jį nuimti yra tikrai pigu ir greita, palyginus su tuo, ką reiškia sukurti įvaizdį, sukurti tikėjimą vienu ar kitų istorinių pasakojimų, valstybę, valdžią ir panašiai. Tai čia yra tokie, sakyčiau, pigus politiniai triukai, kurių imasi kiekviena politinė valdžia, norėdama atsidurti žiniasklaidos dėmesio centre, ir tam tikrus darbus padaryti, kur būtų galima padaryti ček, čia jau atlikta. Tai čia jaučiu užkūriau daug visokių turbūt argumentų prieš ar už, bet jo, šita paminklų tema vis dar karšta. Ta disertacija rašiau, kur aiškinausi, nuo kada atsirado Vilniui paminklai, kokie, kaip jie keitėsi ir panašiai. Čia buvo 2009 metai, kai pradėjau.
baigiau gerokai vėliau. Ir kai pradėjau, galvojau, niekam čia neaktualu ir nebeįdomu. Ir, žodžiu, iki 25 tai yra vis dar labai karšta tema, kas yra man pakankamai keista. Jūs tyrėte, aš neturiu užsirašiusi, politinės galios simboliai bei jų raiškos formos viešosiuose erdvėse ir įtaka žmonių tapatybei ir atminčiai. Tai, kad įtaka yra daroma, yra net nekvestionuojama iš viso. Jinai gali būti didesnė ar mažesnė, man čia ir tą įtaką pamatuoti buvo pakankamai sudėtinga. Tai čia turbūt tokia sekliausia to tyrimo dalis. Bet iš esmės man pačiai buvo labai svarbu rasti informaciją apie, pavyzdžiui, Prancūzijos istorijos etapą, kai buvo imamasi politinių veiksmų ir valstiečiai buvo verčiami prancūzais. Ir tie metodai, tai yra 18-17 amžius, jie kartojasi iki šiol ir tas toksai susitarimas, kodėl mes esam viena tauta ir panašiai. Visa tai yra ir kultūra pasiekiama, ir istoriniais naratyvais, ir kitokiais dalykais. Arba apie įtaką kalbant, tai antropologai darė tokį tyrimą, kai tam tikros tautos, jie ten dirbo, nebeatsimenu, kurios šalies čiabuviais, ir yra gyvenvietė, kur žmonės gyvena, įprastais maršrutais vaikšto, ir tada kažkurio momentu yra pakeičiami tie maršrutai. Tai pavyzdžiui, susirinkimo vieta perkeliama iš vienos vietos į kitą, parduotuvė perkeliama iš vienos vietos į kitą ir tokie svarbus taškai pasikeičia. Ir antropologai norėjo pasižiūrėti, kokią įtaką tai daro gyventojams. Ir ta įtaka buvo akivaizdi. Tai yra pasikeičia tiesiog per geografinius maršrutus, pasikeičia žmonių suvokimas ir erdvės, ir viso to, kas vyksta toje erdvėje. Tai jeigu, pavyzdžiui, pagalvojam apie Vilnių po Antro pasaulinio karo, kai buvo uždarytos bažnyčios, kai buvo pakeistas miesto centras, iš Katedros aikštės perkeliavo į Lukiškių aikštę, tai realiai lygiai tas pats ir įtaka iš tiesų yra nekvestionuojama. Ačiū, Rasa, kol kas dabar į Donatą atsisuku ir Donatas yra toks man Tadas Blinda visada, kaip matau, toks kažkoks jausmas. Tai buvo labai labai ryškus projektas. Donatai, galbūt galėtum prisiminti pačią pradžią to projekto ir savo lūkesčius, kaip tu įsivaizdavai, kokią įtaką galbūt tas filmas gali padaryti. Ar tu tikėjasi tų salių sausakimšų ir ar tikėjasi, kad 2025-aisiais sėdėsi diskusijoje prie Ukmergės ir kalbėsi vėl apie tai? Sveiki. Aš tikrai galvojau, kad ne dėl Blindos čia pakvietė. Ir kažkaip galvojau daugiau dar, ką esu nuveikęs, bet ar mes tikėjomės, tu kiekvieną kartą kurdamas kūrinį tikėsi, kad jis bus reikalingas žmogui. Ir mes įdėjom labai daug jėgos, nors buvom visiškai žali, mokėmės spaudyti mygtukus. Bet ta etiketė prisiklijavo to tokio patriotizmo kažkokio tai jau su to filmu. Ir aš paskui labai ilgai galvojau, kodėl. Todėl, kad supratau, kad darant tą filmą, iš tikrųjų mes su scenaristu, mes galvojam. Mes žinojom, kad mus lygins Arklevagys ir ten tos visos legendos, bet mums nelabai buvo įdomu buvusi istorija, mes norėjom kurti savo istoriją ir mes tiesiog pasinaudojame personažu, kad teikti tiesas, kurias mes kaip kūrėjai norim. Aš manau, kad kūrėjas turi teisę nešti, kaip ir bet kas savo tiesą, tai mes tiesiog po to vardu pakišom tą savo idėją. Ir gal aš pasakysiu ne tiek, kiek tikėjomės, bet ką mes projektavom. Aš buvau išsianalizavęs, kad žmonėms, visiems mums reikia autoritetų. Režisieriams teatre reikia režisieriaus, mokykloje mokiniams reikia mokytojo, auklėtojo, kunigai ir tas visas padre herojaus efektas. Manau, kad visai žmonijai reikalingi kelrodės žvaigždės. Manau, kad mes visi turim savo kumyrus muzikoje ir mylim kažką ir į kažką lygiuojamės ir tai yra natūrali proceso tokia eiga augti, nes turėti į ką žiūrėti. Tai aš manau, kad su Blinda atsitiko tas, kad mes kūrėme herojų, ko lig tol nelabai būdavo daroma. Tai turėti herojų yra sveika ir tai tiesiog nuvilnijo tas, kad
paskui kažką eiti, žmonėms norisi ir mes visi norim turėti savo tos mokytojus, tai manau, kad va, tas gal ne tiek žinojau, kad bus sėkmė, bet mes žinojom, ką darom, tai gal tai ir pasiteisino. Kur ieškojai visko, na, darai tokį filmą, kuris, nu, tikrai apie jį kalbės visi, ne? Jau vien tas pavadinimas jau sako, kad kažkoks dalykas bus reikšmingas, ko norėjai nepadaryti? Ar buvo kažko, ko norėjai išvengti? Aš gal nenorėčiau kalbėti tik apie šitą filmą, aš jau antrą kartą pabandysiu pabėgti. Gerai, aš atsiprašau labai. Taip, Apie bet kurį, kad ir Emilija jo. iš Laisvės alėjos, ar ne? Jo, ar Emilija iš Laisvės alėjos, ar kitose filmuose aš supratau, kad pagrindinis dalykas yra negalvoti, kaip parodyti save, nes vis dėlto, tebūnė tai mano subjektyvi nuomonė, menas labai dažnai būna paukojamas tam, kad kūrėjas parodytų save. Aš manau, kad menas turi ir kitą paskirtį, tai yra tas, kaip sakykime, programavimo įrankis, kada per kūrybą, per meną, manau, kad to mes ir suvažiam, galima daryti įtaką žmonėms. Ir nuo kūrėjų sąžinės priklausys, kokią įtaką daryti, ką skleisti, kokią žinutę nešti. Tai aš suvokdamas tai, kad aš galiu daryti įtaką, aš galvojau ne apie tai, kaip parodyti save, o apie tai, ko reikia žmonėms. Ir aš analizavau, ko reikia žmonėms. Ir su visais filmais. Man įdomu žiūrovo nuomonė. Ne parodyti save, o klausti. Netgi, tarkim, kino gamyboje mes įvedėm tokį formatą, kas teatre dažnai būna vadinama generalinė repeticija. Mes tą darėme kine. Mes nebaigtą montuoti filmą, rodydom tokiai auditorijai, gal mažesniai, klausdom jų nuomonės ir jeigu kažkas kažko nesuprato, mes darydom išlygas. Tai ta prasme, vieni mane kaltino kompromisais, kad aš darau kompromisus. Iš kitos pusės, aš tiesiog norėjau, kad žmonėms tai būtų reikalinga. Tai realiai kada tu atsisuki į žiūrovą, tu gauni jo feedbacką. Tai prasme, reikia kalbėtis ne į vieną pusę. Kaip aš sakau, jeigu yra bažnyčia, turi būti kunigas ir ten sėdinti žmonės. Jeigu yra scena, turi būti aktoriai. Negali scena veikti be aktorių ir turi būti žiūrovai, nes yra kėdės. Lygiai taip pačiai, jeigu yra ekranas ir aš duodu kiną į ekraną, kėdėse turi būti žmonės. Mano darbas padaryti, kad tos kėdės būtų užpildytos. Aš nenoriu rodyti kino, kada salė tuščios kėdės, tai kam tada įkurti? Tai ta prasme, ir aš analizavau, kaip atsisukti į žmonės, kad būtų salėje žmonių. Ačiū labai. Oskarai, teatras, Lietuvos nepriklausomybės aušra labai atrodo, kad didelį vaidmenį padarė. Na, ar jūs jautėte tai tuo metu, kai tai darėte? Ar tai buvo sąmoninga? Ne, gal tuo metu taip jau negalvojama apie tai, tiesiog darėm, ką norėjom daryti ir kas įdomu, irgi buvo toks vienas įdomus dalykas, kad jeigu taip kalbėti apie pradžią, tai buvo 90-ieji metai, tai buvo gili labai kultūrinė krizė. Pavyzdžiui, žiūrovas visiškai nustojo vaikščioti į teatrus, nes netgi mes paskui, mano pirmą spektaklį, ten būti čia, rodėm jaunimo teatre, tai jaunimo teatras buvo paskelbęs moratoriumą. Neberodė visiškai savo spektaklių, čia 90-91 metais, ar tai 91-2, ir rodė tik tai vieną tą spektaklį. O tas spektaklis, beje, pagal Danilą Harmsą, jisai buvo labai labai lankomas, buvo anšlagai, buvo cituojamas, jisai gatvėse. Netgi profesorius mūsų Vytautas Landsbergis pacitavo savo tokiam svarbiam rašiny tuo metu atgimime apie tai, kad ne taip kaip tam spektaklį 1, 2, 3 nieko neįvyko, pacitavo spektaklį, ten buvo tokia frazė, ne. Pas mus kovo 11 jis įrašė įvyko. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad tas spektaklis, jeigu tuo metu teatrai bandė statyti patriotinius spektaklius, irgi mojuoti vėliavomis scenoje, ir tai visiškai neveikia, nes tai vyko gatvėse tuo metu. O toks spektaklis, rodos, apolitiškas, kaip tada atrodė, staiga buvo labai svarbus ir žiūrovams, ir taip toliau. Po to aš jau ilgainiui per atstumą analizavau, kas įvyko. Iš tikrųjų, spektaklis kalbėjo apie tai, kad viskas gali pasikeisti, kad viskas yra labai efemeriška ir tai buvo labai svarbu.
tuo metu kažkaip vat, žmonėm išgyventi visus įvykius. Aš noriu pasakyti, kad ne tai, kad ten reikalingas patriotiškas menas ir nepatriotiškas. Geras patriotiškas menas visuomet yra gerai. Bet tiesiog gilus menas ir gilus ir kultūra ir kuo jos daugiau. Ir įdomu, kalbant apie minkštąją galią. Aš irgi čia važiuodamas galvoju apie minkštąją galią ir staiga gavau, nu kas tai yra taip, kas tai yra minkštoji galia, taip skamba, o staiga gavau tokį vat, visiškai apčiuopimą pavyzdį. Gavau žinutę iš Marija Palaikytė, gal jūs žinot, yra tokia madų žinovė. Ir jinai man rašo tokią vat žinutę. Labas, sėdžiu Florencijoje, vyninėje ir klausė manęs barmenas, kokia kalba kalbu. Kai pasakiau, kad lietuvių žmogus negali atsigauti ir ištisai kalba apie tave, nu tai yra apie mane. Kad nieko geresnio nėra matęs gyvenime, kad pirmą kartą matė Berlyne tavo spektaklį, o po to seka visur, kur gali. Tai čia būtų toks tikras minkštosios galios pavyzdys. Toksai žmogus, jisai visuomet, jeigu kas atsitiktų, jisai visuomet kalbės, bus už tą šalį. Jisai, tai vat, kokį tą vaidmenį atlieka tokių atvejų kultūra, nes minkštoje galia yra daugiau kalbama apie to, kokį mes poveikį darom ir viduje, bet kokį ir išoriai darom poveikį. Tai pavyzdžiui, nuo 90 metų mes labai daug gastroliuojam ir aš apie tai kaip ir daug galvojau, tekdavo ten, pavyzdžiui, ambasadoriai atvažiuodavo visokie mūsų į tas gastrolės. Jeigu mes ten būdavom, kur nors ten pačiam Berlyne ar kažkur ten, žodžiu, reikia suvokti, pavyzdžiui, irgi, kas galbūt ne visi taip gerai įsivaizduoja, kas tai yra, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, mes daug kartų važiavome į Avinjoną, tokių, tarkim, ten net 12 kartų buvom pagrindiniai programai. Tai kas yra toksai nuvažiavimas, tarkim, į Avinjoną ir parodymas spektaklių? Tai reiškia, kad apie tą spektaklį rašo Le Mondas, Republika, visi pagrindiniai laikraščiai, rašo didelės recenzijas. Tuo pačiu jie, kaip jūs kalbėjote apie tą džiazą, jie susidaro įspūdį apie šalį, kaip apie tikrai dalį savęs, savo kultūros. Tarkim, mes parodėme, palyginus netaip seniai, Tartiufą tame pačiame Avinjono festivalyje. Tai prancūzams, kas yra Moliero Tartiufas prancūzams? Prancūzams tai yra jų esminis chrestomatinis kūrinys, kurie jie atmintinai moka. Ir vienas dalykas vežti jau iš Lietuvos, vežti Tartiufą į Avinjono festivalį, tai yra, aš nežinau, kaip lietuviška šampaną į Šampaniją į Šampano festivalį. Tai yra... Beje, čia toksai, aš prisiminiau, kai vasarą, kai mes jau prieš pat važiuojant, ten vienam restorane taip įvyko, kad aš susitikom su Skverneliu. Ir jisai klausė, kaip jūs gyvenat? Aš sakau, tai mes va čia į festivalį Avinjono Tartiufą vežam Molierą. Jis taip žiūri mane, sakau, ir nusakau šitą pavyzdį. Tai čia tas pats, kas lietuvišką šampaną vežti į Šampaniją. Tai tada buvo aišku ir juokinga ir kažkaip susikalbėjom. Ir dabar kas, pavyzdžiui, įvyko po to festivalį. Ten įvyko toksai vienas įdomus dalykas, kad tame spektaklyje pabaiga yra kokia, kad ateina tas karaliaus tarsi žmogus, žodžiu, finale pasireiškia karaliaus valia ir jisai nubaudžia tą Tartiufą, apgaviką, o spektaklyje šito dalyko nebuvo. Ta prasme, niekas netėjo ir beje,
Savickas Giedrius, kuris vaidino tą Tartiufą toj vietoj, ten įvyko tokia, vyksta pauzė, nieko nevyksta, prancūzai žiūrėjo, juokėsi. Ir staiga pauzė, jie puikiai žino, kas turi būti, jie puikiai žino, kad dabar turi ateiti karalius. Jis neteina, jie pradeda muistytis, galvoja, kad čia kažkas atsitiko, aktoriai, gal teatre, gal kažkokia. Ir staiga, Giedrius juos, nes ten eina titrai, aktoriai vaidina, o kaip kine pas mus, o vertimas eina per titrus. Ir staiga titrų nėra, bet Giedrius išmokęs prancūzišką frazę, kelias frazės kreipėsi, sako, ko jūs laukėt? Ir tada toks sutrikimas ir jie supranta dabar, kad niekas nebeteis. Ir jis tada sako, tai gal padainuokim Marselietę. Jie supranta, kad čia daina apie tai, kaip jie smagiai nukirto karalių galvą. Dar tam, beje, spektaklyje tas buvo garsus, mūsų, beje, kalbant apie minkštąją galią, tai tas kiaulės rūkė, žinot, kur ten Putinas su Trumpu bučiuojasi. Tas dalykas, mes irgi tam spektaklių rodėm, beje, šitas dalykas, jis apkeliavo visą pasaulį. Jeigu taip kalbėti, tai matyti, nei vienas meno kūrinys lietuviškas nepasiekė tiek daug žmonių, kaip šitas grafiti, šitas gatvės paveikslas. Atsimenu, toje pačioje Prancūzijoje vieną kartą, ir žiūri, visi kioskai, tiesiog spaudos, tiesiog mirga, nes visuose laikraščiuose, visuose buvo tose pagrindiniuose puslapiuose šitas dalykas. Tai ir ką tada... žodžiu, prancūzai supranta, kad niekas nebeteis ir negana to, Tartiufas išvėja aktorius iš scenos, kas jiems irgi labai skaudu, nes jie supranta, ką tai reiškia aktoriai be darbo, aktoriai freelanceriai ir taip toliau. Ir tada, minėti jau tą visą spaudą, ten visi Le Monde, Figaro ir kiti, jie rašo, atsimenu, viena tokia recenzija buvo, kad šitas lietuvių spektaklis mus perspėja apie Europos saulėlydį. Ką mes dabar faktiškai beveik ir matom. Tai, žodžiu, tai galvojant apie minkštąją galią, jeigu mes sugebam sukurti tokius kūrinius ir dar sugebam juos išvežti ir parodyti, kas yra labai svarbu, tai yra tikroji ta minkštoji galia. Tas pats yra Saulė ir jūra. Žinot, dalykas, kuris apkeliavo visus pagrindinius festivalius, visas pagrindinės scenas. Ir šitoj vietoj jie supranta, kad mes esame to pačio kultūrinio lauko, kad mes esame jie. Kad mes kalbam menu, vaizdiniais, tą pačią kalbą. Ir čia toks vienas labai svarbus momentas, ko pas mus nelabai supranta vis dėlto politikai, ką vis dėlto reiškia ta kultūra, ką reiškia ta minkštoji galia. Čia norėčiau du dalykus tokius pacituoti. Vienas dalykas, praeitą vasarą aš dirbau Ukrainoje, tačiau spektaklį beje tą patį Tartiufą. Ir Lvive nacionaliniam teatre. Ir ką sakė ukrainiečiai, sako, mums iš jūsų reikia ginklų ir kultūros. Tai šita tokia svarbi lemiama frazė. Kitas dalykas, čia galbūt daug kas žino, čia ne anekdotas, čia tikras dalykas, bet aktualus šiai dienai. Kaip pas Čerčilį atėjo karo metu atėjo karo ministras ir sako, mums reikia pinigų, gal galėtume ir Čerčilis sako, ką, tai sako, gal galime iš kažkur paimti, Čerčilis sako, iš kur, paimam iš kultūros. Ir tada Čerčilis pasakė tą sparnuotą frazę, gerai, jeigu mes paimsim iš kultūros, o ką mes tada ginsim? Tai čia yra apskritai svarbumas, gilus. Ir šito dalyko vis dėlto nesupranta. Gerai, vyksta dabar šitas susitikimas, iš tikrųjų labai, labai svarbia tema. O to nesupratimas, aš noriu pasakyti, iš tikrųjų yra labai gilus. Nes pavyzdžiui, aš kalbu, kaip mes ten, tarkim, važiavome Avinjoną, taip toliau. Tai, tarkim,
vat kaip pavyzdys, tarkim mano kolega, toksai Lenkų režisierius Krzysztofas Varliukovskis. Vat mes su juo pastoviai konkuruodavom, ten Avinjonas galvodavo, ką pakviesti, tarkim, ar ten Krzysztofą Varliukovskį ten su kokiu nors Saros Kein pastatymu, ar ten mane su ten kokiu nors Ravingilo pastatymu. Ir kur čia dalykas, kur buvo nelygi konkurencija, nes, pavyzdžiui, Lenkai šitą dalyką kur kas geriau suprato. Ir tarkim, pas juos, tarkim, Mickevičiaus institutas, kuris turėjo didžiulius pajėgumus finansinius, jie tiesiog esant kvietimui pilnai finansuodavo Varliukovskio išvažiavimą, jo rodymą ir taip toliau ir taip toliau. O pas mus to nebūdavo. Nėra tokių faktiškai institutų, nėra tokių lėšų. Ir jeigu jūs galvojat, kad čia Lenkija didelė ir turtinga, o Lietuva maža ir neturtinga, taip nėra. Tokiem dalykam pinigų finansavimo pakanka. Čia yra supratimo dalykai. Tai kaip tik, dar va čia va tokia pagavau mintį, kad kaip tik vakar kalbėjau su Sauliumi Guzevičiumi, kuris yra specialiųjų mūsų pajėgų vienas toks, kur stovėjo prie ištakų, ir apie specialiasias pajėgas ten daug kas sako, jisai eidavo, bandydavo jas įkurti Lietuvoje ir daug kas pasišaipydavo, nesakydavo, tai ką jūs čia norit būti kaip prancūzai, kaip vokiečiai. Ir tada sako, aš sakau, bet tai palauk, tai kuo mes skiriamės, tai kas mūsų smegenys kitos, akis kitokios, širdis dvi jie turi, sako, kodėl jie, jeigu gali, tai ir mes turbūt galim. Ir čia gal su daug kuo taip yra, galbūt mes kartais tiesiog pasitikėjimo to savimi neturim tiek daug, kad galėtume taip ramiai atsistoti, jaustis tvirtai ant žemės ir sakyti, va, čia yra mano muzika, čia yra mano kinas, čia yra mano žmonės, čia yra mano šalis, aš čia šitą myliu ir šitas man yra gražu. Galbūt tik to ir trūksta kartais. Jo, čia dar aš biškai pratęsdamas mintį ir pavyzdžiui, kad jau paminėjai prancūzus ir kadangi mes kalbėjome apie, pavyzdžiui, tai tarkim, aš prie progos, kadangi ir šiaip mėgstu girtis, bet prie progos mėgstu pasigirti, kad esu ševelyje. Tai yra prancūzų karininkas, raitasis, kaip čia būtų, raitasis, raitasis ulonas. Va, to kaip aš tapau tuo prancūzų karininku, aš gavau iš tikrųjų meno ir literatūros ordiną už ten tas parodymus, ten gastrolės Prancūzijoje ir taip toliau. Bet kartu, gaudamas tą įvertinimą, tampi pas juos ir karininkas. Kas už to slypi? Už to slypi, kad, pavyzdžiui, pas juos kultūros eilutė apskritai yra toj pačioj eilutė kaip ir ta karo eilutė. Tai yra ta pati eilutė, jie žiūri visiškai į savo kultūros plėtrą, rodymą, dėl to pas juos tų festivalių, dėl to pas juos tas pats yra Avinjono festivalis, dėl to ir Kanai tas pats yra, dėl to visą taip yra finansuojama, kad jie tai žiūri kaip į savo tiesiog savo kariuomenę, savo saugumą, savo, taip sakant, galios plitimą irgi visiškai. Tai. Ačiū, keliavam pas Martyną. Martynas tyla, jam nereikia mikrofono. Taip, galėsiu patylėti. Bet taip nesigaus, tikrai žinau. Martynai, aš žinot, ko labai džiaugiuosi? Aš labai džiaugiuosi, kad yra labai mažai rusų atlikėjų koncertų pas mus Lietuvoje. Žinokit, man tokia laimė, aš atsidarau Bilietai LT ar Tiket LT ir kaip jeigu seniau matydavau Kirkorovo tą tokį banerį, dabar to banerio nėra. Ar ne per vėlai mes taip sureagavom? Akvilė, per vėlai sureagavom ir iš tikrųjų čia yra ir buvo ir yra ta problema ir jinai, aš manau, išliks, nes aiškaus supratimo nėra. Kai kada žmonės už pinigus pasiruošia padaryti viską. Nesvarbu, ar įsileisti į salę tą atlikėją, ar atvežti Lietuvą. Ir mes tos užkulisius puikiai žinom, puikiai matom, puikiai girdim ir viešoje erdvėje apie tai daug kalbama būna, bet kalbama dažniausiai yra post factum.
Ir kai kada mūsų kaimininė šalis sugeba padaryti labai aiškius sprendimus, nekreipiant į jokius tenai teisinius dalykus, ne, ačiū, viso gero, kol kas susilaikykime. Aš irgi esu kažkaip tai viešoje erdvėje pareiškęs, kad esamų metų susilaikyčiau apskritai nuo bet kokios rusiškos kultūros, nesvarbu, iš kurios jinai pusės būtų, bet galbūt taip dabar būtų geriau. Ir tikėtina, kad darbas iš anos pusės vyksta ir jisai tikrai vyksta ir mes tai galime matyti, vienokį ar kitokį atlikėją vežant į Lietuvą, galbūt jisai atrodo, kad yra toj geroj pusėje, bet kada pasigilini, kaip sakau, šiais laikais labai paprastai internetu, gali pamatyti, kur jis kada buvo. Buvo pora pavyzdžių, kada grupė grojo dabar nesenai ir toj pačioj pas mus Tinsbet arenoje, aš pavaikščiau po internetą, pasižiūrėjau, kada jie paskutinį kartą grojo Maskvoje, buvo lygiai po 3 dienų pasirodymas vienam iš Maskvos klubų, bet kažkaip tai visi pratylėjo. Ir čia, sakiau, bereikšmės reikalas turbūt yra dabar keltas bangas, nes jau šaukštai po pietų. Tai šita galia yra be galo stipri, ypač muzikinė, nes mes su ją gyvenam kiekvieną dieną, turbūt klausome radio, klausome mašinoje. Ir lietuviška muzika mums irgi be galo svarbi yra ir turbūt čia iš bet ko iš jūsų ko paklausiu, kas yra jums patriotinė daina arba kas yra patriotinis kūrinys muzikinis, tai jūs jų tikrai labai daug neišvardinsite, greičiausiai tai bus iš mūsų nepriklausomybės atgimimo laikų, tai vat, noriu paklausti, pasakykit man bent jau 10 atlikėjų arba 10 dainų, kurios jums asocijuojasi su ta laisvė, su mūsų kova. Laužo šviesa. Laisvė, taip. Tai, žinote, mes neleisime pameluoti ir televizijos prodiuseriai, kada vyksta filmavimas laidos, arba tiksliau proginiai televiziniai renginiai, tai žinokit, kada išgirstam šitą žodį, žinome, kad geriau nereikia šitos dainos jau. Kokią dar dainą žinot? Taip, sportinės varžybos visą laiką malonu išgirsti, kada laimim, visi rėkiam, žviegiam, bet galbūt čia daugiau šitas kūrinys yra susijęs su pergalės jausmu, su būtent sportiniais pasiekimais, su mūsų Lietuvos kažkokiu tai pasiekimais. Kas dar? Tai nežinau, kur ten ne tau Martynai, bet su Martynu ten bet kokiu atveju susiję yra. Va, ir gerai, jeigu šitą dainą asocijuojasi, tai aš džiaugiuosi čia. Taigi, Marijonas Mikutavičius, aš tikrai myliu Lietuvą. Taip, ir dabar pasižiūrėkime, mes kalbame ir jūs išvardinote tik tai atlikėjus, kurie yra, kaip aš sakau, iš tos vyresnėsės kartos. Ką jūs man galite pasakyti šių nūdienų kažką, tai ką jūs girdėt, kas yra patriotiška, kas jums asocijuojasi tekste su patriotiškumu, kas yra, tie žodžiai jūs paliečia bent jau truputį arba giliai. Kaip? Nu, tikiu, bet aš kalbu galbūt iš populiarių tokių labai atlikėjų, kas nors šiuolaikiškų jaunų, kurie dabar yra labai populiarūs. Ar žinot, kad jie dainuotų nors vieną tokią dainą? Arba būtų sukūrę? Nėra, žinokite, atvirai pasakysiu, jų yra labai mažai. Labai mažai ir turbūt iš tokių paskutinių galbūt yra kelios dainos, tai yra tas pats GNG sindikatas, ta pati turbūt Ingos Jankauskaitės Nerimo vaikai, kur tekstą klausai ir tu supranti, kad tame tekste yra užkoduota žinutė. Tau nereikia dainuoti apie Lietuvą, tau nereikia dainuoti apie kažkokią laimėtą kovą. Žinutė. Žinutė, kuri paliečia mus visus emociškai. Tai šiai dienai aš visiems atlikėjams, su kuriais reikia bendrauti, musės puola. Tai, kaip sakant, gaunasi bendravimas dėl kūrybos, dėl visko. Mes sakom, būkit geri, sukurkit dainas patriotinės su tekstais apie Lietuvą, apie tai, ką jūs jaučiat, ką mes išgyvenam dabar. Ir žinokit, ačiū Dievui, po truputį, žinau, gaunasi labai sunkiai. Bet kur aš lenkiu? Jeigu pasižiūrėti, kaip yra pas mus viešoje erdvėje, arba mūsų, sakysim, to pati kultūros ministerija, tos pačios asociacijos, didelio skatinimo nėra tai daryti. O reikėtų skatinti, nes aš manau, kad populiarūs atlikėjai, tie patys, kurie galbūt ten trepo, kurie dabar yra madingi, jaunimas klauso, kuriems yra 16, 15, 14. Jeigu tuose tekstuose atsirastų užkoduotos žinutės, sukurtos žinutės, jau būtų įskiepas padarytas. Jau po truputį jie suprastų, apie ką tai yra. Ir galiu pasakyti, kad tikrai turiu žinių ir esu su tuo susidūręs, kai būtent ta šalis, kuri yra agresorė, šito klausimu dirba jau daug metų.
Ir tenai, kadangi anksčiau tekdavo bendrauti su atlikėjais iš tenai ir kompozitoriais, dėje jie yra atskirai finansuojami, atskiri projektai daromi. Kaip sakysime, pas mus galbūt Lietuvoje tai būtų panašu kaip į partizanų dainų perdavimą, nors ką irgi turime ir reikėtų nuo to truputį galbūt nueiti ir vis dėlto eiti iš šio laikiškumo, nes mes visi vyresni jau tai žinom, su tuo susidūrėme, turim filmų apie partizanus, su visa pagarba jiems, bet mes neturim šio laikiškų herojų, mes neturim šio laikiškų, kaip sakant, kumyrų. Nežinau, tuose pačiuose filmuose, gal čia, Donatai, galėtum pasakyti, kodėl trūksta, aš taip suprantu, turbūt net ir finansavimus būtų sunkiau gauti, jeigu statytum filmą apie spec padalinį lietuvišką ir statytum filmą apie partizanus. Kaip į tai žiūrėtų kino centras? Nu šiaip man įdomu, turbūt, kad greičiausia partizanam būtų prerogatyva. Jo, mes beje buvom susigundę daryti apie Aitvarą, bet supratom, kad daug geros informacijos negausim, bet atliepiant į tavo klausimą, aš buvau prieš jau daug metų nuėjęs į kino centrą pasiūlyti, žiūrėkit, sakau, artėja 100-metis, skelbkim konkursą lietuviško kino. Man buvo pasakyta, atsiprašau, pavartosiu tą svetimkūnį, ne, mes gos zakazais neužsiminėjame. Va, ir čia aš manau yra didžiausia problema. Taip, čia yra bėda, kad kultūros politika yra kol kas dar taip paranoiškai bijo, kad jeigu mes kreipsim į kažkokią kryptį, prašysim, sakysim, kurk patriotinę viską, tai jau atrodys, kad mes užsakinėjom. Tai va čia yra neteisingas tas aukso vidurio nebuvimas. Jo, bet mano supratimu vis tiek turi daryti ne tik tai mes, galbūt asmenys, kurie jaučiamės patriotiškai ir patys savo norų darome daug dalykų. Tikrai būna minčių, kad reikia padaryti, ar ten reikia neatlygintinai kažką tai suorganizuoti, bet ir instancijos turėtų pasidaryti labai aiškiai kryptį programą. Ir čia girdėjau nesenai diskusijų, kad va, ten prašo kultūros ministerija, prašo pinigų, čia daugiau tipo būtent šitai sryčiai. Žinot, tai ir gerai, kad prašo. Tai aš manau, tikrai nieko blogo nesitiktų, jeigu iš 1 euro, kuris skiriamas gynybai, bent jau 30 centų nukeliautų į kultūrą, būtent propagandą, nes po 10-15 metų aš nenoriu girdėti, kaip jaunuolis sako, žiūrėk, aš neįsiu tarnauti, aš geriau išvažiuosiu. Nes tokių yra tikrai daug ir čia galim neapsimetinėti. Yra daug žmonių, jaunimo, kuris save vadina pacifistais, už taiką, aš gyvenime neimsiu ginklo į ranką. Brangusis, kada ateis priešas, nebebus laiko tau nieko galvoti. Bus pasirinkimas arba bėgti, arba kovoti. Tai aš norėčiau, kad tu kovotum. Tai vat mano tokios mintis yra, o muzika tikrai yra neatsiejama dalis ir jinai turi tikrai labai daug galios ir mes galim su muzika labai daug padaryti. Aš noriu sureaguoti. Man kažkaip atrodo, per prievartą brukamas patriotizmas gali turėti atvirkštinę reakciją. Ir Oskaras kalbėjo apie ten būti čia, senį ir kitus spektaklius, kurie nieko ten nėra patriotiško, nei tekste, nei, ta prasme. Bet aš, pavyzdžiui, užaugau su šitais spektakliais. Tai buvo patirtis, kurios pakeitė mano supratimą, ten, gyvenimą gal ne, bet supratimą tai tikrai. Ir man tai buvo laisvės šventimas. Tai yra tiesiog tas faktas, kad mes galim laisvai sakyti tą, ką norim, nebūtinai tą patį, kas yra sąjūdžio mitinguose sakoma, man tai buvo labai labai svarbu. Ir iki šiol tai yra svarbu. Ir man atrodo tas, kad aš tai tikiu, kad užtektų žmonių, jeigu būtų tikra reali grėsmė, užtektų žmonių ir atsirastų dainų kaip mat. O dabar, viena vertus, aš suprantu, ką jūs sakot, kad reikia ir įdėti pastangą, kad vis dėlto tą tokį, patriotiškumą palaikyti, bet kita vertus, jeigu žmonės vis dar jaučiasi laisvi ir nejaučia tos visiškai tiesioginės grėsmės, gal tai irgi visai nieko. Aš sutinku su jumis tikrai ir manau, kad kiekvienoje srityje tiek kine, tiek teatre, tiek, kaip sakau, per muziejinę sritį galima surasti daug visokių būdų, kaip tai pateikinėti. Tai nėra taip, kad kažkoks turėtų būti prievarta. Bet kuo daugiau žmonės matys įvairiose srityse šitą užkoduotą žinutę, tuo geriau bus mums Lietuvoje. Aš gal irgi sureaguosiu. Aš kaip bandau sakyti, kad kultūra, kad mes toj pačioj barikadų pusėje, kad kultūra gali gelbėti ir politinius dalykus, jeigu būtų strategija ir į tai nukreipta, tai aš turiu omeny tokį dalyką, kad pavyzdžiui,
Nu, aš girdėjau, čia aš dabar kaip pavyzdį. Mes skiriam didelius pinigus, kaip apsaugot, kad ten, nežinau, Lazdijose nežiūrėtų rusiškos televizijos, taip toliau ir panašiai, ir metam visokius retransliatorius, statom antenas ir taip toliau, nes atrodo, kad yra vienintelis būdas uždrausti. Palaukit, tai gal leiskit kūrėjams sukurti reklamą, kurioje aš pasakysiu, ei ką, bahurs, žiūri rusišką serialiuką, ne, o aliuką įkalsi. Gal aš galiu sukurti tokią reklamą ir mes gal galim įdėti pinigus, nupirkdami YouTube reklamą, kad jam prieš filmą išmestų šitą mano kūrinį ir gal jis jau staiga nebenorės žiūrėti. Tai va aš noriu pasakyti, kad tas pats ginklas gali būti retransliatorius uždraudžiantis rusišką televiziją, bet lygiai tas pats kūrėjo mintis gali pasiekti tą patį rezultatą arba dar didesnį. Kreipkitės į kūrėjus. Va aš tą noriu pasakyti, kad mes galim daryti kažką patriotiško netiesiogiai su vėliava. Norėjau dar sureaguoti? Donatai, Oskaras norėjo sureaguoti, prašau. Irgi čia pasakyti, gal, kad taip, iš vienos, kodėl nėra, kaip tu sakai, tų užsakymų ar dar kažko, tai tiesą pasakius, čia yra bendra viena problema, kad apskritai nėra pakankamo suvokimo apie kultūrą, politikoje. Va čia yra problema tokia, kad pas mus politikai nekultūringi ir kita problema yra dar, kad kultūros žmonės nepolitiški. Ir dėl to taip ir gaunasi. Dabar, pavyzdžiui, jeigu ten pažiūrėti, tarkim, kas vyksta nacionaliniam teatre, tai mes nepamatysim kažko labai patriotinių kažkokių dalykų. Vienas spektaklis apie karą Ukrainoje, tai buvo tas, kurį dar rodomas ir tai jį nori nuimti, tas, kurį aš pastačiau tik prasidėjus karui, ten liūdėjimai vadinasi, kur aktorės pasakoja tų moterų pabėgusių, atbėgusių, kaip čia pasakyti, į Lietuvą jų istorijas, faktiškai apie pirmas karo dienas. Kas aktualu dabar būtų, iš tikrųjų aktualu yra. O pavyzdžiui, ten kiti spektakliai, kurie nes aš esu statęs tokių patriotinių spektaklių, pavyzdžiui, Katedra, arba apie miegantis, apie faktiškai tą civilizacijų karą, kuris dabar vyksta. Pavyzdžiui, tie spektakliai irgi kažkodėl neberodomi. Ir tema čia irgi yra susijusi su tuo pačiu, kad politikams neužtenka kultūros suvokti, pavyzdžiui, kas vyksta nacionaliniam teatre, o kultūros žmonėms gal truputį trūksta to politinio mąstymo, kad suvokti, ką jie iš tikrųjų dabar šiai dienai daro ir ką reikia daryti. Bet čia aš norėčiau pabūti toks tarpininkas tarp jūsų ir jūsų. Reikia, kad tas kultūra būtų, menas būtų, kad jisai būtų patriotiškas, būtų geriau, kad jis būtų savaime iš vidaus patriotiškas, bet iš kitos pusės, kadangi vis tiek, kaip ir tema tokia minkštosios galios, tai reikalas yra ne tame, kad mes ten turėsim kažkokių tai labai stiprių kelis patriotinius ten dalykus, bet reikalas tame, kad kokį mes iš viso bendrai fono turim. Jeigu mes turime tą kultūrą, tą meną, kuris įdomus, kuris yra svarbus, kuris kelia bendrai, ne tik, kaip sakėt, aš pamačiau tą spektaklį, man tai buvo kažką lėmė ir gyvenime, o galbūt ir gyvenimą. Jeigu yra įdomi visokiojopa kultūra, jeigu yra tas, tai čia yra be galo esmiškai svarbus dalykas. Netgi jeigu mes kalbame apie gynybą, nes ką mes ginsim, jeigu mes neturim ką ginti išskyrus materialinius dalykus, tai mes ir neginsim, nes per tai kūrėsi identitetas, per tai kūrėsi meilė šaliai, savo bendruomeniai, būtent per kultūrą. Ir jeigu šito bendro dalyko nebus, tai tada ir nebus nei tos vienybės, nei to noro kažką ginti, nes iš principo nebus ką ginti.
Aš trumpai Tai ir tos laisvės suvokimo nebus, jeigu nebus aukštos kultūros. Tai jinai, juk kaip formuojasi laisvė. Laisvė tai iš viso yra kultūrinis produktas. Supratimas, suvokimas jos. Tai čia reikia kalbėti ir pavyzdžiui, ir tai yra labai giluminis dalykas. Ir pavyzdžiui, šitoj vietoj aš matau, kad kultūra nėra tam reikiamam lygyje. Ir aš net galiu pasakyti, kaip tai įvyko. Kaip tai įvyko tame 90-metį, kai kultūra buvo pamiršta ir taip toliau. Ir jeigu mes pradėsim galvoti, kas atsirado per 35 metus, mes pamatysim, kad beveik nei vieno teatro nepastatyta. Jeigu kalbėti apie teatrus. Kiek yra, suprantat, jeigu mes, tarkim, pažiūrėkim netgi į tokius paprastus dalykus, ten portalas, koks ten didžiausias Delfi, jūs atsiverskite, jūs suraskite ten kultūrą. Nėra brangiai. Suprantat, jeigu visam... Bet beje 15 min. Jeigu jūs nuėsite į laisvalaikį ir ten kažkur ten į kažkokius ten vasarą pležai, tai jūs ten kažkur rasite kažkokių kultūros skyrių. Jeigu visam pasaulyje, ir tai yra, kalbant apie minkštąją galią, visam pasaulyje kaip yra? Atsiverskite didžiausius dienraščius, kurie beje išliko toje pačioje Prancūzijoje, netgi toje pačioje Lenkijoje, jie nedingo tie popieriniai dienraščiai. Pažiūrėkite portalus, pažiūrėkite ten didžiausius ispanakalbius portalus. Yra politika. Po politikos antras dalykas net ne sportas, antras dalykas eina kultūra. Kai pas mus tai yra nugrūsta iš viso į visišką šiukšlyną. Tai va čia yra problema, kuri susijusi būtent su mūsų saugumu esminė. Norit papildyti? Tai aš tik tai Oskarui noriu tikrai pasakyti, kad labai teisingai pastebėta, nes požiūris į kultūrą iš būtent valdžios pusės, kaip sakau, kol kas yra, žinot, koks tai labai paprastas. Į atlikėją yra žiūrima kaip į dainininką, kuris dainuoja pasi kažkur tai vakarėlė gimtadienį. Jiems tai atrodo, kad tai yra labai paprastas dalykas. Jėzus Marija, kas čia, tau sunku padainuoti? Taigi nesunku padainuoti. Tai savokai į kultūrą tikrai pas daugumą būtent žmonių, kurie sprendžia klausimus, toks požiūris yra. Tai nežinau, čia gal taip atsitiko, kad žinai, toj visoje valdžioje sėdi žmonės, kurie su kultūra nelabai daug iš vis bendro turi. Jo, jie turbūt daug ir po teatrus nevaikščiojo, galbūt ir, žinot, kaip sakau, kai kuriems davė Dievas taip, kad gimė menininko šeimoje ir užaugo ir su menu augo, koks jis bebūtų, ar tai operos ar baleto teatras, ar tai teatras, ar su muzika, ir įsiskiepijo nuo, kaip sakau, nuo pačio gyvenimo pradžios. Deja, kiti to negalėjo gauti, bet galbūt ir norėdami ir galėtų pasistengti tą kultūrą įgauti. Deja, Oskarai, tu čia teisus esi, požiūris į kultūrą yra kol kas toks. Tai yra kažkur. Netgi šiandieną mes galim pasakyti labai trumpai, kad kultūra, kaip aš sakau, bet kokiu atveju, kas bet atsitiks, jinai žmogui bus visų pirma savotiškas ir psichologinis pasaulis, kuris padės išgyventi netekti, padės išgyventi džiaugsmus, tikrai labai daug dalykų sudėlios į savo vietą ir be jos mes niekaip neišgyvensim. Bet absoliučiai. Ir aš, kadangi jau prisijungiu prie tavo šitos kalbos, tai vat apie muziką irgi truputį pakalbėsiu. Apie pavyzdį Islandijos, tarkim. Mes žinom, kad Islandija visiškai maža šalis, kur yra 400 000 kažkas va tiek gyventojų. Bet jų muzika yra garsi visam pasauliu. Björk, Sigur Rós ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra ir ten ir džiazas, ir viskas. Ir taip, jie tikrai labai muzikalūs, labai dainingi, bet kaip tai atsirado? Tai man ten irgi teko būti, dirbti ir domėjausi. Tai buvo tiesiog projektas. Tai buvo skirta labai, labai daug lėšų. Kad ten faktiškai kiekviena, ten, kas bebūtų, ten mokykla,
nu visur, vienu žodžiu, buvo perkami instrumentai, daromi tą ir tada atsirado toks reiškinys. Ir dabar kiekvienas Islandas, jisai tuo didžiuojasi, su tuo tapatinasi, tai yra jo tapatybės dalis, kurią jisai gins. Ir gal nedainuoja Björk apie patriotizmą, bet Björk yra jų vėliava, viena iš jo nacionalinė vertybė. Ir tie dalykai formuoja tą, kas ir yra. Tai, ką gins tas pats jaunas žmogus. Tai išeina taip, kad kaip čia tu ir paminėjai, be valstybės, be vyriausybės kažkokio indėlio tikrai nieko gero, kaip sakau, gali daug ko nesigauti, nes tikrai daug pavyzdžių yra. Ta pati Švedija, kuri į muziką sukūrė programą, 70 metų programai, mokykloje vaikai mokėsi kurti dainas, rašyti taip toliau. Suomija lygiai taip pat. Dabar visi žinome apie pop-kei kultūrą, būtent apie Pietų Korėjos analogiškas variantas. Tai nebuvo vien tik privatus interesas. Tai buvo kartu daroma su vyriausybė, kultūros jų būtent žmonėmis, kurie sugalvojo, suėjo į vieną vietą su verslu ir padarė tai, kas visam pasaulyje yra žinoma ir girdima. Tai dabar nes tai galim kalbėti, ar tai yra kultūra, identitetas tam tikras šalies, ką reikėtų paskui ir ginti, jeigu atsirastų toks reikalas. Rasa norėjo pridėti. Aš noriu pabūti vėl rakštis. Bet aš tai pritariu ir dėl to supratimo trūkumo, ir dėl finansavimo trūkumo, bet kita vertus, pinigai negarantuoja produktų kokybės. Negarantuoja, jie padeda, lengviau yra dirbti, lengviau gyventi. Vat, nežinau atsakymo, bet realiai, žiūrėkit, Lietuvos vizualusis menas žinomas pasaulyje, teatras žinomas pasaulyje, muzika vis labiau žinoma, ne? Kinas pripažintas, apdovanotas ir taip toliau. Ir visa tai įvyko tam tokiam finansiniam, tokio bado pusbadžio situacijai. Tai, o kaip būtų įvykę, jeigu būtų ne pusbadžio situacija, jeigu būtų gera situacija? Jo, vienas dalykas, tai įvyko, kaip čia pasakyti, labai tam tikrom keistom aplinkybėm. Vienas dalykas, jeigu tai nebūtų pusbadžio variantas, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, aš pasakoju apie tą konkurenciją su Lenkais, mūsų teatro. Jeigu mes gautume tiek finansavimą, mes ir taip faktiškai nenusileidom jiems. Bet jeigu gautume tiek finansavimo, kiek jie gauna tom pačiom kelionėm, tai mes, būdami maži, jos, taip sakant, gerokai apstumtume. Bet dar yra koks dalykas, pavyzdžiui, su tuo teatru, kuris, tarkim, Lietuvoje tapo labai, iš tikrųjų, išaugo po 90 metų. Ir ten ir Nekrošiaus vardas, ir kiti vardai, žodžiu, bet buvo tam tikra bazė, buvo teatrai, buvo vis tiek tam tikra paveldėta bazė. Ir pavyzdžiui, jeigu galvojant apie sovietus, apie tą okupaciją, tai tarkim, ten buvo toks įdomus vis dėlto dalykas, apie kurį verta pagalvoti. Pavyzdžiui, kultūrai buvo skiriami labai dideli pinigai. Ir elitiniai kultūrai, teatrams. Pavyzdžiui, literatūra ir menas, laikraštis, kurio dabar tiražas yra 1000, jisai atsinaujina, jis dabar įdomėja, bet jo yra 1000–1500, tais laikais buvo 60 000. Ir pavyzdžiui, kai mes kalbam, kad dabar yra nostalgija, kad dabar yra kažkokie tai dalykai, tai kodėl jinai yra? Nes tuo metu ir filmai, ir daug dalykų, tas pats Tadas Blinda, jeigu jau taip žiūrint, tai yra tam tikras remixas tų laikų Tado Blindos ir netgi tais laikais sugalvotas personažas, iš esmės, sovietiniais laikais. Tai buvo labai ir dabar, kai mums reikia nuo to atsispirti, nuo to paveldo, tai tam irgi reikia didelio indėlio. Nes tam buvo apie tai galvojama ir kaip tu sakai, tos priešų šalis irgi apie tai pusės galvoja ir tai labai finansuoja. Tai čia nori, nenori, nereikia galvoti, kad va taip ne vien pinigų reikia, bet reikia ir valios, politinės valios. Ir pinigų tam, kad tai būtų. Tai Oskarai, tai noriu visiems pasakyti, kad rytoj vyksta Lietuvos kino apdovanojimai.
gervės ir auksinė gervė ir sidabrinės. Gerai, paversime, jo, galim padaryti ir auksiniam. Tai aš tiek, kiek pasižiūrėjau filmai, kurie yra nominuoti, dėje, man atrodo, nelabai, nebent aš ne visus žinau, nelabai rasim filmą, kur būtų kažkokia Tuoj duosiu. Ar yra? Na, tai gal aš klystu, bet man atrodo, kad nelabai yra filmų apie... Pietinė kronikas yra? Pietinė kronika. Pietinė kronika tai yra nostalgija, brangieji. Aš apie kiną, tai norėjau pirmą įsterpti, dabar dar geresnė vieta. Žinot, mes kalbam apie trūkstą finansavimo ir aš pritariu, palaikau visiškai, bet toks pastebėjimas. Mes turim valdišką finansavimą kultūrai ir paimkim kaip pavyzdį Ameriką, kuri kinui neturi. Kinas yra verslo industrija, nėra jokių ministerijų, kur taip toliau ir panašiai. Bet jeigu jūs dabar tai pabandytumėte akies krašteliu prisiminti, kiek Amerikos kino ekrane vaizdelė yra Amerikos vėliavos ir kiek lietuviško vaizdelio kino vaizdelė yra lietuviškos vėliavos. Tai va čia yra tas skirtumas, kad dar ir kūrėjai turi turėti savo sąžinės vidinį balsą, kad maždaug, aš darau savo kūrinį, bet aš turiu dar jaus, kad man reikia truputėlį ir paedukuoti, tarp eilučių įkišti, tas vadinamas 25 kadras, kažkokią vertybę ištransliuoti, vienam pasakyti, kitam pasakyti ir tas čia dar prasideda ir kūrėjo. Sąžinės reikalas, tai ne viskas yra, kaip sakant, tik valdžioje, tik piniguose. Mes turime irgi būti šitoj barikadų pusėje būti atsakingi. O kitas dalykas, vėlgi, kaip aš sakau, ar mes priversim būti populiarūs, jeigu nesame įdomus, nepriversim. Žinot, galėjo prieš 10 metų aiškinti, kad mes dabar statysim Lietuvoje baseinus, jų nebūtų. Bet užteko po krepšinio visos tos mūsų religijos vienos meilutytės atsiradimo ir dabar visi statom baseinus. Tai aš turiu tokį pavyzdį, kur labai dažnai kartoju, tai čia pacituosiu, sakau, žiūrėkit, po krepšinio atėjo meilutytė, tai po Kuršunovo su Nekrošiu ateis ir kinas. Tai ta prasme ateis ta diena, ateis. Tik tai aš nesutikčiau taip, kad čia Amerikoje ta vėliava pasirodo, nes čia yra tokia kažkokia tai gera valia ar kažkoks dalykas. Kiek Amerikoje yra pinigų skiriama tam tikriems naratyvams, kurie atsiliepia neišvengiamai kine arba negali neatsiliepti, nes kitaip tos filmus niekas nežiūrės, tai propagandai Amerikos tiek vidaus, tiek išorės skiriami trilijonai, tai net ne milijardai. Ir šitame katile sukasi ir tie visi naratyvai užpumpuoti, ir kinas taip pat. Tai šitie dalykai ten labai, kai sako, kad Amerikoje nefinansuoja valstybė filmo, tai ten tiesiog nėra tokio tiesioginio finansavimo, koks jisai yra Europoje. Bet kad tai yra įmesti milžiniški pinigai, kurie suka visą tą kiną, kuris beje yra vienas labiausiai konsoliduojančių jų visuomenę faktorių. Turim 7 minutės ir labai noriu dabar iš viso šito dalyko sugrąžinti į pozityvumą. Tai mes čia visai neseniai su vyru sėdim, kalbam ir negalim patikėti, kad lietuvių atlikėjai surenka pilnus stadionus ir dainuoja tūkstančiai žmonių lietuvių kalba. Tai yra absoliučiai nuostabus dalykas. Tada negalim patikėti tuo, kad eina žmonės į lietuvišką filmą ir visi džiaugiasi ir skleidžia žinią kitiem, kad tu būtinai nueik ir pamatyk ir didžiuojasi savo kūrėjais ir džiaugiasi pamatę dalelę savęs, savo tėvų praeities ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, kuriuo mes be galo irgi džiaugiamės, tai muziejų renesansas Lietuvoje. Kažkoks neįtikėtinas dalykas, aš gyvenu prie pat Mo muziejus yra visą laiką pilnas. Per kokį muziejų beeitum, matosi, kad yra žmonės, kad yra komunikuojama, kad yra visi domėjo tos parodos, tai aš čia noriu labai Rasai žodį suteikti apie tai. Tai ar to finansavimo tiek daug davėte muziejam, kad taip viskas gerai? Ar čia kažkas kito atsitiko? Na dabar šiaip geriau gyvenam, tai kultūra irgi daugiau nubyra. Ta prasme, čia tiesiog, man atrodo, bendras gyvenimo lygis yra aukštesnis ir dėl to ir kultūros institucijoms tenka daugiau. Apie muziejus kalbant, tai manau yra ir galiausiai ir muziejuose kartos pasikeitė ir žmonės pasikeitė ir tada su žmonėm ir su kartom pasikeitė supratimas. Tai manau, kad čia į tą kultūros tokį, nežinau, progreso traukinį muziejai pavėlavo gerokai, bet dabar jau kokie 10 metų
Manau, kad jo dabar yra tarsi tokia, ori, pilnavertė institucija, o ne ten koks nors naftalininis apdulkėję vitrinos. Tai džiaugiuosi tuo. Kai pradėjom kurti Vilniaus miesto muziejų, atrodė, kad čia mes būsim kažkokie tai jau čia revoliucionieriai, bet įvyko taip, kad visur vienu metu ta revoliucija įvyko ir dabar labai sunku jau čia kažką parodyti tokio ypatingo. Taip, pabaigai turim kelias minutės, norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų tiesiog pasidžiaugtumėt kažkuo, kas jūs dabar džiugina mūsų kultūroje, gal duosit rekomendacijų mūsų klausytojams ir bus visiems smagu ten nueiti. Kaip tik paėmė mikrofoną pasidžiaugti. Nes iš tikrųjų tai tas pats ir teatre yra labai didelis lankumumas, gal kaip niekada, nors tie ir bilietai brangus labai. Ir čia ne tik ten į mano spektaklius, apskritai bendras. Ir aš matau, tas pats kine vyksta, galbūt ir nebuvo tokių rinkimų dar, kas liečia ir žiūrovus, ir koncertai, ir taip toliau. Tai vat, ta prasme, aš tikrai čia norėčiau pasidžiaugti, kad yra tas bendras kontekstas, bendras lygis, jisai turtingėja, auga ir to finansavimo daugiau atsiranda ir tai yra labai gerai ir tai yra mūsų saugumo garantai. Aš tai džiaugiuosi, kad netiek ir daug laiko praėjo nuo tos nepriklausomybės atgavimo, tik 35 metai. O mes esame tiek daug pasiekę ir manau, kad dauguma Lietuvos menininkų, kūrėjų, atlikėjų tikrai yra keliom galvom aukštesni už tikrai kai kurios netgi pasaulinius. Galbūt taip mūsų lietuvių kalba nėra tokia populiari, bet žiūrint taip, kaip jie dirba, ką jie daro, kokį meną jie sukuria, tai aš galvoju, kad galim pasakyti taip, jums dar toli iki mūsų. Aš tai norėčiau pasidžiaugti, kad mes nematom to progreso. Pavyzdžiui, kiek prieš 25 metus buvo fotografų? Apie kokį 10 000. Šiai dienai visi fotografai, visi vizualinio fotomeno kūrėjai, visi fotografuoja. Tai realiai ta kultūra skleidžiasi ir jūs, mėlyjei, esat kultūros skleidėjai, pradėjot nuo fotografijos, tada neškit šitą žinią draugam, kaimynam. Ir kuo mes labiau jausimės patys kultūros žaidėjais, kad suprasim, kad tai yra ginklas ir mes tą nešim, tai mes vis tiek užkariausim, kaip sakant, tą visą žemės ūkį. Ačiū be galo visiems, labai gera buvo jūs matyti, ačiū visiems susirinkusiems. Gyvenkim įdomiai, būkim saugus, būkim turtingi ir laimingi. Ir ačiū Akvilei už tikrai puikiai sumoderuotą.